Nu ką, brangiai, pabudome ir kelkimės, laiks važiuoti, išsikrauti yra 6:30 ryto. Tikiuosi davažiuoti iki Stokholmo be kamščių. Gal striksiu kažkiek, bet ne per daug. Per anksti labai irgi nenorėjau, kad laikų neprigadinti. Va, čia jeigu ką, sustojau Skanijos šitam gamyklos parkinge. Tikiuosi neatsitiks nieko blogo, neužsikaprizins. Volvikė, morkikė. Va, tai nežinomės greičiau čia. O tai gali ten kokiu, nežinau, išberti kokiam nors. Nu va, kokias įdomybės čia iškroviau. Medicininė įranga kažkokia tai mandri. 3 paletės tokias ir pilna priekaba. Va, neblogai gal. Nu ką, susibidinau krovinuką naktinį. Naktį krausias. Čia atvažiavau į Lidlą Stokholmą. Stokholmo Lidlas labai draugiškas vairuotojams, yra pilna vietos, galim stovėti. Va, tai neišvara, bent jau anksčiau neišvarydavo, gal dabar neišvarys. Žodžiu, darau pauzę. Naktį 6 kraunas, 4 šausiu, 4 malmą turiu išsikrauti, iki 4 realiai. Tai va, bus naktinis reisuks, be jokių megų, be jokių, nu gal 5 minutės nusilsiu, bet turbūt neilgiau. Tai va, o dabar galim eiti poilsiauti. Anksti kėliaus 5, tai galim dabar kompensuoti mėgėliu. Svaikšta, duok ką nors, vadinas. Prisistata būn, draugeliai. Maždaug tokia turrukyti. Nu ką, kraunas čia jau DHL. Čia neatsimenu, ar šiandien minėjau, kad naktinis reisuks, kaip tai sakiau. Nieką nepamėgau, nes reikalų buvo visokių, čia dar vairuotojai nekrovė, vėluoju keltą, žodžiu, reikalai tokie direktoriški. Bet ką padarysi, nėra čia kada mėgoti, dieną turėjau dirbti. Va, bet gal kaip nors išgyvensiu. Dabar čia po 6 yra 6:30 kažkur. Iki 4 reikia išsikrauti rytą, čia directs arba non-stops vadinams DHL įmanoma. Tai aš, tokių retai darau, nes reikia su pilnais laikais startuoti. Tai taip jau būna. Ne vis laik būni, kad su pilnais laikais ir per tą pačią pamainą, kad galėtum davažiuoti. Va, tai, bet šiaip viskas yra gerai. Prie tų non-stopų pripratęs dar iš žuvies laikų. Tai non-stopai dar didesnė būdavo, iš Alesundo non-stopai važiuodavo į Londoną, į Heathrow. Va, tai ilgesnė tokia biškį, per kelis perkabinimas. Bet irgi be pauzių, be nieko. Va, čia tai toks tiesioginis. Ir beje, rytoj lygtais irgi vėl krausios nedėriai šalia, bet irgi, galim sakyti, non-stopą. Su stopu jau, bet toks irgi įdomesnis biškį. Tai va. Pasidariau arbatos, čefirių. Ir po iškrojimo turbūt. Nu ką, tai jau atvažiavau į DHL kitą, į Malmą. Viskas kaip ir gerai, visai gerai atvažiavau. Inkeliuką prie Liz daužė, kažkaip net paskutiniais kilometrais dar galvojau, kad čia dar daugiau dainikių paklausyti viską. Nenorėjau, ką baigtus kelis. Bet ką padarysi. Visai lengvai suvažiavau, kažkaip tikėjausi, ką blogiau bus, bet visai gerai. Tik tais, dabar jau aišku, biškį padusęs, bet gerai, kad nieko daryti, nereik pakraun, iškraun, mašinai sėdė. Sakė, gali sėdėti mašinai, varyk iš čia. Atvažiavau, aišku, irgi sakė, pas mus dabar pietus pertrauka. Palauk pusvalandį. Gerai, palauksiu. Va, tai tiek žinių kokios. Nelabai ką čia buvo, pasako tokia diena. Beryšė biškį, aišku. Nu ką, brangieji, tai labas rytas, išsimegojau. 4 vakarą yra, normaliai snustelėjau. Biškį tik tais nedavė megoti, tai skambino, tai da kas nors. Bet ką jau padarysi. Normalų žmonės dieną dirba,
Tai visiems viską reikia. Vairuotojai pasikraut, viską išsikraut. Taip jau yra, nepamiegosi ramiai. Va, tai kas toliau? Toliau judėsiu krautis čia už kilometrą į Postnordą. Visai netoli, labai čia gerai gavas, 200 kilometrų nėra, tai labai gerai. Va, čia Beičels irgi labai faini leido, paklausiau kiniečia kažkokia tai, ar kažkokia iš tų siaurų akių. Pasakė, gali stovėti, tai vat, likau nakvoti. Prisiparkavau, viskas gerai, ramiai išmegau čia, nieks nesutrukdė. Va, tai varysiu krautis ir judėsiu vėl naktį į Stokholmą. Tai kažkuo tai labai įdomaus papasakot negaliu, nes nieko nevyksta. Tiesiog mėgojau ir važiavau. Ir viskas, čia krautis irgi nieko nėra, prie rampos pristumiu. Duris uždarai, plomba uždarai, kaip su šaldytuvu dirbu. Taip jau yra. Va, o čia krovinuką noriu perduoti linkėjimus, parašiau švediškai įmonei, tokia yra Natus AB. Tai parašiau čia, kaip ten krovinuką idėja buvo, sakau, kaip čia krovinuks, kaip kaina, viską. Pasirodo lietuvaitis, da ne tik lietuvaitis, da pasirodo iš žiūraus mano sekėjas. Tai linkėjimai Aurimui, viską iš Natus AB. O aš ką? Ruošiuos važiuoti. Nu ką, brangiai, važiuoju jau pasikrovęs. Šiaip tokį turiu pastebėjimą, kad kuo geresnis krovinys, tuo geriau mok, o kuo blogesnis krovinys ir kuo sunkiau viską daryti, tai tuo blogiau mok. To taip ir yra. Kuo geresnis krovinys ir mažiau darbo, tai geriausiai apmokami, o kur daug darbo ir sunkiausias, tai blogiausiai apmokami. Tai čia dabar važiuoju, čia va su siuntom visokiom važiuoti labai gerai yra. Aišku, čia nuo vertės dar priklauso, krovinė vertės skirias, bet iš principo, taip dažnai būn pristumi prie rampos, pasikrauni kelias paletės būn ir važiuoji už normalią kainą, ten kai su kokiom ikėjom ar svorio nedaug. O kai su medžiu, tai visą laiką ten ašarėlės tokias. Tokia gyvenimo neteisybė yra transporte. Abu šonai, čia kaip buvo, abu šonai, abiejuose iškrovimuose abu šonai, pakrovime abu šonai, 2 iškrovimai irgi abiejuose abu šonai. Mok nieka geras, svoris didelis, kuro sąnaudos didelis, apšė, beryšė. O kai toks va, kur duris atidarėjai, uždarėjai, važiuoji, gerai mok, viską, nieka neverki, nieka svorė dabar išviščia gal 4 tonos kokias, nežinau. Lafa, 18 tonų bendras, gyvenk išvenk, labai gerai yra. Tokia va ta gyvenimo neteisybė yra, bet išsilygin viskas. Pavažiuoju pigiau, po to pavažiuoju biškį geriau. Įvairiai būna. Va, kartais iš vis nevažiuoju niekur. Nu ką, atvažiavau Postnordą Stokholme. Žodžiu, galvojau, kad gerai bus viskas, bet gavas nelabai gerai. Pasakė apsauginis, kad nors man buvo pasakyta, kad atvažiuosi ir sustosi kažkur pauzėj. Bet apsauginis pasakė, tai priekabą gali palikti, viskas gerai, bet pats tai varyk lauk iš čia, kur nori. Tai va, išvažiavau už vartą atsistaučiu. Nu, už vartą. Niekam nemaišau, visi išvažiuoju. Viskas gerai, bet vat į vidų neleidžia. Tai, tokia tvarka. O aš ką, atvairavęs einu miegoti, jau beveik ryts yra. Reikėtų nustaust biškį. O rytoj pasimsiu prie kabikę į toliau pjausiu. Viskas liuks.